Sveiki visi, jūs žiūrite news247.lt kanalą ir šiandien išpakavimas. Prieš kurį laiką turbūt matėte, kas nematė, ten viršų bus nurodėlė vaizdo klipuką, kuriame aš užsakinėjau apsauginį stiklą Redmi Note 2 telefonui. Deja, labai nesėkmingai, kadangi jis buvo blogai pakuotas. Taip pat aš grąžinau pinigus už tą siuntą. Kaip aš dariau, aš jau būsiu įdėjęs irgi ant raidelės nuspausite, bus atskiras vaizdo klipas. Pamatysite, kaip tai yra daroma, kad ir jums nutikus tokiam atveju galėtume susigrąžinti pinigus. Na ir visgi stikliukas apsauginis man buvo reikalingas. Ir aš pradėjau ieškoti, kas iš pardavėjų iš tiesų puikiai pakuoja ir siunčia sveikus stiklus savo pirkėjams. Radau vieną vaizdo klipą, kuriame žmogus išpakuoja stikliukus užsakytus, kurie yra įpakuoti į putų plasto briketus ir tikrai saugiai nukeliauja. Kągi, užsakiau, nurodžiau pardavėjui, būtinai įpakuokite saugiai. Ir štai siunta yra. Na, pagal siuntą aš nepasakyčiau, kad čia yra pagal storį putų plastų briketai. Bet pabandykim atsidaryti, pasižiūrėsim, kas yra viduj. Labai tikiuosi, kad stikliukai sveiki. Matom vėl tą patį pigų įpakavimą. Tiesiog papiergalį, tokie burbuliukai. Na, tikėkime, kad patys stiklai šį kartą nenukentėjo, kadangi jie yra du. Tai pagal vaizdą šiek tiek yra vaizdas geresnis. Taip, matome, vieną iš jų įdėjo savo parduotuvės reklamytę. Kągi, reikia ir vieną ir kitą atsidaryti, išsitraukti ir pasižiūrėsim. Šiaip įpakavimas yra sveikas. Kaipgi čia dabar atsidaro. Taip. Išvažiavo. Čia turime šiek tiek popieriukų, installation guide, kaip instaliuoti stikliuką. Turime dvi servetėlės, pirmą, antrą, šlapia ir sausa. Ir taip pat turime stikerius. Ir štai pats stikliukas. Na, išsitraukiam, žiūrim. Ir stikliukas cielas. Bent jau vienas tai tikrai. Na, pirštas per jį slankioja šiaip sau. Negeriausiai, bet žiūrėkim dar antrą. Aš manau, kad gal ir antras bus sveikas, nes panašu, kad tai, kad jie yra, šiaip jie yra šiek tiek storesnėme įpakavime. Tvirtesnis pats, pati dėžutė šiek tiek tvirtesnė yra už ano stikliuko. Taip, vėl matome tas pačios servetėlės. Viskas principiai yra tas pats. Čia vėl installation guidas. Ir žiūrim antrą stikliuką. Štai jis irgi yra sveikas. Valio. Yra, kaip šį dabar parodyti geriau, yra iškirpimas ir vaizdo kamerai priekiniai, ir davikliams, ir garsiakalbiai. Stikliukai patys neblogos kokybės, bet vėlgi sakau, čia aliofobinė danga yra, bet pirštas ne tai, kad super slysto, ji nėra tokia kaip originali danga ant pačio telefono. Kągi, tikėjausi dar geresnį įpakavimą, bet visgi visą tai atkeliavo, tai džiugina. Trumpai apie pačius stikliukus. Jeigu čia pažiūrėsime, tai yra 9H tvirtumo, tai yra lyginant su nagu tvirtumas matuojamas. Principe 9H tai yra beveik kaip stiklo tvirtumo ir jūsų stiklas tikrai neturėtų braižytis. Ar aplamai tokį stikliuką klijuoti
Aš manau, verta klijuoti, jeigu jūs norite, kad jūsų ekranas nesuskiltų, kadangi jis apsaugos ir nuo kritimų taip pat. Taip pat stikliukas, kiek aš suprantu, turi kažkiek tai 2,5D. Dabar kuri čia yra pusė? Šita. Jo, turi 2,5D tokį kraštelį. Pirštas nesikabins į kraštą. Taigi patogu bus telefoną naudotis irgi. Žymiai stipresnis šitas daiktas, dangtelis. Taip. Jis turėtų būti pakankamai pramatomas, jis yra išties ne pats geriausias stiklas, pagal kainą tai yra vidutiniokas, Nilkin stiklai yra dar geresni, bet jie ir dvigubai kainuoja. Taigi vienas toks stikliukas kainavo apie $4. Klijuojasi pakankamai neblogai, nešiojasi praktika irgi neblogai. Vienintelis dalykas, žmonės sako, kad šiek tiek slankė telefonų įšilus, tarkim kišenį panešiojęs, klijai pasidaro šiek tiek skystesni ir biški kartais paslenka ant ekrano. Na, jeigu nešiosite su bumperiu silikoniniu, to nenutiks, neturės kur stikliukas pabėgti. Kaip jį klijuoti? Aš jau rodžiau kitų pavyzdžių, panašiai kaip ir paprastas plėvelės, vėl aš ant raidelės įdėsiu nuorodą. Lygiai taip pat, dėl šį kartą nedemonstruosiu, tai bus tiesiog išpakavimas. Šiaip rekomenduoti šis stikliukus galiu. Pakankamai neblogai įpakuoja, jo labiau, kad pati dėžutė yra tvirtesnė už ano stikliuką, kur buvo prieš tai. Ir nuorodas rasite apačioje šį stikliuką. Kągi, manau šį kartą tiek. Žiūrėkite mano Instagramą, žinosite, kas laukia dar ateityje, kadangi ten pirmiau įkeliu įdomesnės nuotraukas apie video, kurie laukia kanale. Jei patiko, spauskliudžiam like, dalinamės su draugais, galbūt jie nori tokio stikliuko. Sundatom nebloga firma ir, kaip matom, pardavėjas yra neblogas, tai yra oficialus Sundatom atstovas, iš kurio aš pirkau. Na ir prenumeruokite kanalą, jeigu dar to nepadarėte, kitaip praleisit sekantį įdomų video. Iki!